dar viena iš mano paslaugų, tai yra labai populiari paslauga atliktų darbų apžiūra. Arba kitaip galima vadinti defektacijos akto sudarimas. Tai va, Slengių gyvenamasis namas, atliktų darbų apžiūra, jau žmonės gyvena. Tai kas liečia šitą situaciją, tai klientas kreipėsi, kad apžiūrėti apdailos darbus, apžiūrėjau tos apdailos darbus, panaudojom šoninę šviesą, tai iš esmės pamatysit nuotraukose, apie ką aš kalbu. Dar vienas iš tokių esminių gal dalykėlių, kurie buvo, tai yra grindų prasėdimas, kada konstrukcija prasideda ir ten buvo apie 6-7 mm vonioj nuo grindų atplyšusios grindys, yra plyšiukas. Ir realiai eksploatuojant pastatą, tiek ir nesandarumas atsiranda toks, o tą bėdą išspręsti, tai 6 mm gal nėra taip baisiai, galima tenais nuimti apdailą, išpilti išlyginamai sluoksnį, suklijuoti apdailą. Bet vėlgi, jeigu tu gyveni, koks nepatogumas. O kaip atsiranda ta problema? Dažniausiai ta problema atsiranda dėl to, kad šiai dienai statyboje yra toks dalykas, kad skubama, greit daroma viskas. Neidentifikuojamos esminės problemos. Kaip pavyzdžiui, šita galėjo problema atsirasti, viena iš priežasčių, dėl ko atsirasti, tiesiog nesutankino grunto. Žinot, supylė, palygino, gerai bus ir toliau. O grunto sutankinimas reikalauja tam tikro darbų technologijos išmanymo. Tai neužtenka, kad sutrambuotę pastuksenai vieną kartą ir viskas jau skaityk. Tai atlikus tą trombavimą, tu turėtum atlikti matavimus su dinaminiu štampu, identifikuoti silpnesnės vietas dar kartą, papildomai galbūt pasinaudoti vandeniu, užpilti. Vienas iš tankinimo būdų yra užpilimas vandens, kuris sustato tą konstrukciją ir tada tokių prasėdimų galima išvengti. Bet šių dienų aktualios nieks nežiūri, biški patankino, biški padarė ir ką finale klientas turi tokį produktą, plyšį pas save ant mazge. Tai šiai dienai jisai yra 5 mm 6, bet nieks negali pasakyti po kiek laiko, kiek jisai gali padidėti. Tai vat viena ir jau susiduriu ne pirmam objekte, kaip viena iš tokių nemalonių, sakyčiau, vienas iš nemalonesnių defektų. Ir paskui apžiūrėjus kitas pozicijas, tai kaip ir sakiau, ten sienų, lubų kokybės dažymo, irgi tai yra nemirtina. Paskui prasėdimai atsirado, tai yra tapetas, matosi raukšlės ant tapeto. Tapetas pats neįplyšęs, bet matosi tam tikrose vietose per visą sieną ilgį nuvilnyja tapeto suraukšlėjimas. Tai iš esmės, taip neturi būti. Paskui smulkmenos visokios, bet irgi, pavyzdžiui, sudėjo šviestuvus, vieną šviestuvą išgrėžė, profilį pataikė gipsu. Nieko savo nedarė, įstatė šviestuvą ir paliko. Žmogus sako, šviestuvas nėra lemputės, įsuksiu lemputę. Pasistato kopėčias, įlipa, netelpa lemputė. Statytos paliko, žmogus tu su tais defektais gali gyventi, bet grįžkime vėl į pradžią, tai ta prasme, taip neturi būti. Dar viena vieta buvo tapetai, gražus vaikiški tapetai, užtapetavo ant kažkokio tai guzo. Ir tu vidury gražių laivukų matai guzą. Čia nekritikuoju, bet principas kiekvienas turim kaip savo srities specialistai mylėti savo darbą. Ir labai geras klausimas, kai kada būna tam statytojui, tu savo ar taip darytum. Ir dažnai būna tie, kurie taip daro, tyli. Nes savo jisai taip nedarytų, kažkodėl kitam jisai gali taip daryti. Taip, čia gali kai kiti sakyti, kad užsienyje nieks nežiūri.
nieko mes savo negalim padaryti, jeigu mes esam kita tauta ir mums svarbus estetinis vaizdas. Aš niekada negaliu kritikuoti žmonių dėl to, kad aš ir pats žinau, kad aš pas save namie yra kelios vietos, kur aš einu ir mane erzina tos vietos. Ir aš einu ir kiekvieną kartą mane... Tai galėtų tokių vietų nebūti. Apėjus visą namą, ten nuotraukas susidėsi apdailos, tai užėjus į garažą, tai išlindo, kad skydelis elektro, kur aš jau atskirai pasakojau, kad nėra schemos įdėtos, elementarus toks dalykas. Paskui jau klientas pasakojo, ko aš negalėjau pamatyti, kad gartraukis yra prisuktas taip, kad tu jo nenuardysi. Jie bandė kažką pakeisti, padaryti, bet gartraukis prie medinių konstrukcijų stogo prisuktas ir sako, mes jo nenuimam. Sakau, garažė atėjus, tai liukas nepriešgaisrinis, palipėjus į viršų, sukėlė abejonių kai kurie konstrukcijų tvirtinimo elementai, bet mes su klientu apžiūrėjom, sakom, jau tas namas ne pirmus metus stovi, tai ta prasme, statytos neturėjo norų, kad bilė kabinėtis. Jie sako, ta konstrukcija man laiko, dar kažką. Sako, Vyteni, nerašom, sako, ta prasme, nebuvo tikslas kabintis prie smulkmenų. Bet, ir topinė nuotrauka, tai čia yra vyšnaitė ant torto, tai parodysiu, yra kaip buvo padaryta garo izoliacijos vamzdžiai, ne garo izoliacijos, ne taip pasakiau, į santmazgų vamzdžiai, kurie tu įjungi ventiliatorių ir ištraukia garą visą. Ir technologiškai jie apdirbami tam tikrom medžiagom. O ten vyrai parodė kreatyvą. Jie paėmė paprastą vatą, paprastą izoliaciją, paprastą tokį vamzdį, kurį raidė, kuris pasiglamžė, vietom daugiau pasuko, jisai ten susispaudė, realiai praeinamumas jo uždėjo tą paprastą vatą, su kuria šildino perdangą ir susuko su izoliacija. Ir klientas, kaip nesupranta, tai jam kaip ir tiko, bet vėlgi tai yra darbai, kada nesilaikantis technologijos. Tai vėl teko surašyti darbus, padaryti darbų apžiūros aktą su rekomendacijom, atiduoti klientui ir palikti spręs klientui, ką jis su tuo darys. Daugelis čia kritikų gali pasakyti, kad čia smulkmena, taip, smulkmena, bet reikia suprasti tą, kad kai tu perki daiktą, tu juk perki, kaip pavyzdys, automobilį ir tau nelabai patiktų turbūt, jeigu tai naujas automobilis ir jo visas korpusas, visi dažai nelygų, šleiva, kreiva, taip neturėtų būti.